Čia savo kelionę pradeda Vilniaus regiono gyventojų surinktos maisto atliekos. Netrukus jos bus perdirbtos į organinę masę. Tai yra inovatyvus maisto atliekų tvarkymo būdas, kurį naudoti Europoje pradėjome pirmieji. Yra vienintelis sprendimas Baltijos šalyse, kur maisto atliekos yra tvarkomos taip. Įrenginyje už manęs mes pagaminame 99% švarumo organinę pulpą, kuri puikiausiai tinka musės lervoms, biodujų gamybai ar kompostavimui. Virškindamos maisto atliekas, lervos pagamina puikiausios kokybės kompostą, o iš pačių lervų galima pagaminti labai aukštos kokybės pramoniai skirtus baltymus ir įvairius aliejus. Musės lervos gali būti puikiausiai naudojamos žvejyboje. Turbūt kiekvienas Lietuvos žvejys žino, kas yra dzikas. Ir tikimės, kad artimiausiu metu visus lenkiškus dzikus pakeisime lietuviškais. Mėly Vilniaus regiono gyventojai, pasirūpinkime skanių ir kokybiškų maistų lervomis. Į oranžinius maišelius meskime tik tai, ką reikia mesti.